7 kartus pasaulio, 9 kartus Europos Lotynų Amerikos sportinių šokių čempionai. Sportinių šokių ansamblis, 10 mečius garsinės Klaipėdos ir visos Lietuvos vardą visame pasaulyje. Tai legendinė Žuvėdra. Visi Žuvėdros trofėjai širdžiai mėly prisiminimai ne tik apie ansamblio pergalės, bet ir asmeninius laimėjimus nugulė jaukiuose Skaistutės ir Romaldo Idzelevičių namuose. 60 metų. Būtent tiek šiemet sukanka Žuvėdrai, kuri pakėlė sportinių šokių žanrą Lietuvoje į neregėtas aukštumas. Klaipėdiečiai Europos ir pasaulio čempionatuose yra iškovoję daugiau kaip 30 medalių. Čia aukso medaliai, čia yra sidabro medaliai, čia bronza pasaulio. O čia Europos auksas, sidabras, bronzos viena. Už kiekvieno medalio sunkus kasdienis darbas. Bemiegės naktis kruopščiai dėliojant kiekvieną sudėtingų šokių kompozicijų žingsnelį, nuolatinės repeticijos, Žuvėdros klubo ansambliui pelnė tarptautinį pripažinimą. Gausybę kartų aukščiausiais valstybės apdovanojimais jie buvo įvertinti ir Lietuvoje, o Skaistutė Idzelevičienė yra daugiausiai nepriklausomos Lietuvos valstybinių apdovanojimų už nuopelnus gavusi klaipėdietė. Čia yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinai. Čia 4 laipsnio to paties. Čia yra komandoro. Komandoro, taip pat kunigaikščio Gedimino. Už nuopelnus Lietuvai. Už nuopelnus Lietuvai komandoro. Greta Žuvėdros trofėjų garbingą vietą atrado ir Klaipėdos magistro žiedas. Ant Skaistutės Idzelevičienės rankos jis sužibo 2015-aisiais. Garsioji klaipėdietė kuklinasi. Šis įvertinimas jai buvo netikėtas. Niekada negalvojau, kad aš gausiu magistro žiedą, todėl kad skaitosi sportiniai šokiai, sportinių šokių katedra, sportiniai. Ir sportininkus nei vienas nepateko, visi kultūros darbuotojai, tai aktoriai, tai rašytojai, kultūros darbuotojai. Ir 15 metais pasakė, kad tai aš labai nustebau, man buvo naujiena. Buvo netikėta labai, aišku, labai malonu. tą žiedelį ir šiandieną turiu atnešus, aš jį taip savo neužsidedu, užsidedu kaip tik per tą dieną, kai yra nauji magistrai kviečiami, kad jiems suteiktas būtų vardas. Šokiai Skaistutė lydėjo nuo mažens. Telšių rajone Lieplaukėje gimusi mergaitė greitai išsiskyrė savo talentų šokiui. Ir nors jo šaknys ne Klaipėdoje, čia prabėgo reikšmingi gyvenimo metai. Šiandien ji drąsiai sako, esu tikra klaipėdietė. Aš esu grina klaipėdietė. Aš 4 klasėje, ne 4, kai man buvo 4 metai, aš lankiau vaikų darželį Klaipėdoje. Toks namukas yra priešais šalia Gorkio mokyklos, nedidelis namelis. Bet ten aš lankiau tą darželį. Aš net nustebau, žadėjau jį nugriauti, o paskui kažkas paprieštaravo, restauravo ir stovi tas namukas simpatiškas toks. Taip. Toliau 4 klasė, ėjau Donelaičio viduriniam, mano gyvenimas toks, kad aš metai čia, čia mano toks lemtis, likimas priklausė nuo tėvų ir tai buvo, kad aš neturėjau vienos vietos. 4 klasę lankiau vėl Donelaičio vidurinėje, kadangi teko gyventi Klaipėdoje. Paskui vėl Plungė, paskui Pagėgiai, paskui kiti miestai. Likimas taip susiklostė, kad Skaistutės tėvai gyveno tremtyje Sibire, Vorkutoje. Ten kelerius paauglystės metus praleido ir ji. 15 metų grįžo į Lietuvą, į Plungę. Būtent ten ji buvo pastebėta kaip itin talentinga šokėja. Mergina buvo pakviesta šokti tautinių šokių kolektyve Suvartukas. Aš daugiau nieko gyvenime nenorėjau ir negalėjau, tik šokti ir dar traukė medicina. 2 dalykai.
šokti tiesiog matiduota žmogui, kad straksi ten, vaikystėje pievai teko šokinėti, o paskui mokykloje, kai pamato mokytojai, tave šokdina ir tie įgūdžiai formuojasi. Taip, nuo 1 klasės augau kaime, Lieplaukės kaime, prie Telšių, ir mokytoja pastebėjo, kad aš turiu gebėjimus, šokdindavo mane, paskui visur. Išsikėlėm į Plungę, šokau tautinius šokius pas Danutę Radvilavičienę, labai talentinga tautinių šokių vadovė. Pramoginėje tai vėliau, tada, kada aplamai jie atkeliavo į Lietuvą. Teko važinėti seminarus, mokytis, paskui Klaipėdoje jau kultūros rūmuose pradėjau mokyti šokėjus, tai buvo 1965 metai. Į Klaipėdą iš Plungės atvykusi talentinga mergina žinojo, savo gyvenimą ji nori sieti su šokiu. Iš pradžių ji subūrė tautinių šokių kolektyvą Melnragės kultūros namuose. Mokė šokti vaikus Klaipėdos Kristijono Donelaičio mokykloje. Vėliau choreografė pradėjo darbą miesto kultūros rūmuose, kur pirmą kartą prisilietė prie dar tik besiskleidžiančio pramoginių šokių žanro. Kadangi toks svetimas žanras, patirties neturėjom niekas ir tai buvo su didelėm klaidom. Ir paskui pamažu per seminarus, per vadovėlį atsirado anglų kalba, vertėm juos, skaitėm, važiavom į seminarus ir šitaip viskas visada yra per darbą, įgūdžiai formuojasi. Kaip išugdyti gerą šokėją? Skaistutės atsakymas paprastas – tai daryti nuo mažų dienų. Sportiniai šokiai reikalauja ypatingos disciplinos, sunkaus darbo ir tėvų visokiojopo palaikymo. Visada kviečiami vaikai, jie auga, toliau kitais metais vėl priėmimas, taip pildosi grupės, skirstosi vieni ir pagal gebėjimus, ir pagal amžių. Tai yra sportiniai šokiai, atsirado vėliau pavadinimai, kad ir ne, tai vis tiek kiekvienas šokėjas dalyvaudamas varžybose turi surinkti tam tikrą kiekį taškų, kad pereitų į aukštesnę klasę, vadinasi, sportinė kvalifikacija, aukštesnė klasė. Ir tai buvo jiems tikslas gauti aukščiau. O paskui būna tai, kad poros iš vaikystės nebesutarė. Berniukas praauga mergaitė, arba mergaitė praauga berniuką, berniukai vėliau bręsta, vėliau auga ir išsiskiria. Arba šiaip pasikeičia vyresniem, baigia mokytis, išvažiuoja studijuoti kitur, arba jau nebenori šokti, nusibosta tas toks prisirišimas, darbas, atsidavimas, kad eiti į repeticijas kiekvieną vakarą ir dalyvauti varžybose ir siekti to rezultato, reikia ir apsirengti, ir yra tam tikrų ir išlaidų, ir kad tėvai pritartų, palaikytų tuos šokėjus. Iš pradžių pramoginių šokių šokėjai vadovaujami Skaistutės šoko porose, o po poros 10 metų jau susiformavo ir ansamblis. Skaistutė, turėjusi ilgametę tautinių šokių patirtį, įkandusi grandiozinių dainų švenčių subtilybės, savo išugdytų šokėjų subūrė į darnų ansamblį, kuris aplinkinius stebino savo profesionalumu ir precizišku sinchronu. Ansamblinis šokimas pas mus atėjo per dainų šventės. Dainų šventėse taigi šoka grupės šokėjai, kaip ir tautiniai šokiai, po 8 poras jungiasi į didelį skaičių, 60 ten ar kiek šokėjų dainų šventėje reikia apjungti. Taip ir su pramoginiais reikėdavo jau. Buvo moksleivių dainų šventės, buvo respublikinės dainų ir šokių šventės, bet ten kolektyvai dalyvaudavo. Vadovai buvo suinteresuoti, kad dalyvautų jų šokėjai. Dar būdavo ten varžybos tarp tų grupių, tarp šokėjų. Beje, ne visiems žinomas faktas. Greta šokių garsioji choreografė mokėsi ir medicinos. Tačiau likimas jai turėjo kitų planų. Klaipėdoje jau turėjau sūnų, vyras buvo į tarybinę armiją pakviestas, kadangi vienas vaikas, jeigu tarybiniais metais būtų buvę 2 vaikai, būtų jo nepaėmę. Ir tada likau viena su vaiku ir galvoju, reikia įsigyti profesiją kažkokią. Tai
O su šokiais jau dirbau. Melnragės kultūros namuose pradėjau dirbti. Iš Plungės atvažiavusi su tautiniais šokiais. Įstojau į medicinos mokyklą tada. Ir taip Klaipėdoje ir į akušerijos specialybę. Baigiau akušerę, bet dirbti man niekas nepatarė ir direktorė, todėl kad aš jau su šokiais buvau pakeliavusi prieki ir sunku būtų buvę suderinti tokį darbą su šokių darbu. Todėl, kad visada būna ne vienas ratelis, būrelis, o daugiau grupių, dainų šventės, koncertai, renginiai ir taip toliau. Va. Ir nedirbau. Dirbau truputėlį, medseserim, truputėlį. O paskui atsisakiau ir šito. Medicininio išsilavinimo diplomas nugulė giliai stalčiuje. Skaistutė įsisuko į šokių pasaulį. Lemtinga jie tapo pažinti su šokėju Romaldu Idzelevičiumi. 1969-aisiais jie tapo pora šokių aikštelėje, o dar po 2 metų ir gyvenime. Taip išėjo netyčia, Klaipėdos miesto kultūros rūmuose. Idzelevičius atkeliavo, merginos atsivedė, kaip būna šokių vakarai, pamatė, kad jis juda gerai, tai pasikvietė, šoko jisai su mergina, kuri paskui ištekėjo. Ir būdavo tai, kad pakviesdavo kas nors pademonstruoti ir būdavo labai lengva, tada moka šokėjų mokiniai ir pademonstruodavom kažkur ir taip susišokom, pradėjom šokti, taip ir liko visam gyvenimui tas šokis. Sukdamiesi ant parketo Skaistutė ir Romaldas iškovojo ne vieną pergalę. Buvo tarptautinės klasės šokėjai, daugkartiniai Lietuvos ir tarptautinių čempionatų prizininkai. Reikėjo nebešokti, todėl kad išsivystė kolektyvas, labai daug grupių, jos buvo pažangios, reikėjo atiduoti save darbui ir savo, kad treniruotis, kad dalyvauti varžybose, konkursuose jau buvo nebeįmanoma. Ansamblis pavadintas Žuvėdra buvo įkurtas 1965-aisiais. Skaistutė prisimena, kad toks kolektyvo vardas pradžioje ją ne itin sužavėjo. Kai 65 metais miesto kultūros rūmuose dirbau, bet prieš tai dirbau Donelaitėje su mokiniais. Ir 71 metais statybininkų kultūros rūmų ar namų direktorius, ne direktorius, o profsąjungos pirmininkas pakvietė, sudarysim geresnės sąlygas, mokėsim didesnius atlyginimus, reikėjo padaryti tokią išdavystę, palikti kultūros rūmus ir nueiti į statybininkų kultūros rūmus. Ir ten 75 metais, anais laikais, kai kolektyvas būna pažangus, jau nuopelnus turi, tai kultūros ministerija suteikdavo pavyzdinio kolektyvo vardą, suteikdavo ir reikėdavo tą vardą pasirinkti. Tai va tada ir buvo problema, kad visi siūlė Žuvėdrą, kadangi Klaipėda, o kitoje pusėje upės buvo restoranas Žuvėdra ir ten buvo jūreiviai ir ateidavo merginos, kurios aptarnaudavo jūreivius ir aš buvau prieš, kad kaip čia dabar taip lygiagrečiai, bet paskui vis tiek liko kito vardo nesugalvojom ir liko Žuvėdra. 88 metais vyko pirmasis Tarybų sąjungos čempionatas ansamblių Vilniuje. 88-aisiais. Ir tada mes ir Kodrienka, Moldavų kolektyvas, pelnėme
prizinės vietas ir buvom Tarybų sąjungos ministerijos pasiųsti dalyvauti Štutgarte, Tarybų sąjungoje. Taip, ir tada mes pelnėm 7 vietą. 7 vietą, o Kadrianka buvo žemiau mūsų, 8. Nu va, ir tada mums buvo, visą laiką jau buvo čempionatai. Europa, pasaulis, 2 čempionatai kiekvienais metais. Toliau mes 91 toliau buvo atgimimas ir mes už Tarybų sąjungą nebešokom, o 91 metais jau važiavom už Lietuvą į Eseną, 91 metais. Ir patekom į finalą, pelnėm 5 vietą. Tai visiems širdelės pradėjo plakti, kad negalima sustoti, reikia toliau, reikia taip, kad gal gausim 4. Kai daug metų buvo 4, paskui atsirado daug metų 3, paskui kaip čia klaipėdiečiai pradėjo sakyti, tik 3 ir 3, ten taip toliau. Nu ir va šitaip, kai jau buvom 2, tai tada būtinai reikia 1. Visi pradėjo vėl, kodėl ne auksas. 95-aisiais Žuvėdra tapo Klaipėdos universiteto dalimi. Jaunimo, norinčio mokyti sportinių šokių meno, netrūko. Nestigo ir entuziazmo. Nuo 1999-ųjų pasipylė tikras pergalių lietus. 2003 metai buvo auksiniai, todėl kad Čekoslovakijoje gavom Europos čempionate auksą ir Bremene auksas buvo 2003 metais, per vienus metus tas ir tas, tai tokie buvo labai laimingi metai. Na ir čia prasidėjo toks varžymasis, aišku, kad su kuo daugiau su vokiečiais reikėjo varžytis. Ir pačioj pabaigoje mūsų egzistavimo atsirado rusų komanda. Skaistutė Idzelevičienė, kuriai 99-aisiais suteiktas profesorės vardas, sako, sėkmės ir pergalės neiškrito kaip kortų žaidime. Dėl jų reikėjo kantriai, atkakliai dirbti, nes konkurencija buvo didžiulė, ypač su vokiečiais. Buvo šioks toks irgi jaudinimasis jiem, o kad jie buvo ir vokiškose miestuose, kad mes laimėjom 1 vietą, tai buvo didžiausias stebuklas. O rusų komanda atsirado 12 metais, kada taip jinai į finalus nepatekdavo, atvažiuodavo ir į Vilnių čempionatą, bet nebuvo finaluose. O jau Maskvoje buvo čempionatas ir jie pateko į finalą ir pelnė 1 vietą, mes buvom 2, o vokiečiai buvo 3, ten toliau už mūsų. Ir paskui po to buvo Tiumenėje, Sibire čempionatas ir vėl kitos komandos nevyko, todėl kad toli ir brangu. Ir mes važiavom. Vis dėlto su abiem komandom norėjome įrodyti, kad mes nieko nebijom. Ir keliavom į Tiumenę. Ten vėl, aišku, mes buvom 2 ir 1 vokiečių komanda buvo atvykus. Klaipėdos universiteto Žuvėdrų šokėjus į priekį varė Skaistutės ir Romaldo atsidavimas, jų reiklumas ir nuoseklus bei sunkus darbas. Išskirtinių sąlygų sportinių šokių žvaigždės neturėjo. Šokėjai su vokiečiais pabendraudavo, sužinodavo tas paslaptis. Todėl, kad būdavo nuvažiuoja, jie viską turi. Jie turi savo barą, atsivežę savo medikus, savo trenerius, masažuotojus. Žodžiu, puikiausios jiems būdavo sąlygos sudarytos. O mes tai važiuodavom vieni. Mes visą laiką važiavom autobusu. Visą laiką dar prasidėjo autobusai, nes mes kapitalo neturėjom tokio, kad važiuot su gerais autobusais. Lazai būdavo perdirbti šiek tiek, kurie tratėdavo, kurie skleisdavo kvapą nemalonų į saloną. Ir šitaip keliavom. Kokiais metais truputėlį, kaip tik vėl tie 2003 metai, kada važiavo ir sirgaliai norėjo su mumis važiuoti. Tai ir tikėjomės gausim didelį autobusą. Ir žinokit, kaip
buvo 40 vietų. Tai visiems teko sėdėti vėl susigrūdus, susispaudus. Tai va, tai tada šokėjai nusiminė, kad jau vėl reikės, nebus kaip kojų ištiesti. Užkulisiuose varginančios kelionės ir alinantis darbas salėje. Tačiau publikai atsiverdavo visai kitas vaizdas. Šokėjų šypsenos ir kvapą gniaužiantis meistriškumas palydimas tūkstantinės auditorijos plojimų. Tačiau 2014-aisiais legendinės žuvėdros skrydis nutrūko. Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuoti pokyčiai užvėrė duris daugeliui. Sportinius šokius universitete nemokamai galėjo studijuoti tik aukščiausius pažymių vidurkius turintys studentai. Net ir ryškiausiems šokėjams, bet ne itin stipriems moksle teko rinktis, mokėti už itin brangias studijas arba pasitraukti. O dalis esamų studentų tiesiog nebenorėjo aukoti savo gyvenimo treniruočių salėje. Mes neturėjom studentų, tai jeigu iš gatvės nešokusi paimsi arba šokusi kažkur, tai nėra tokio poreikio. Visi žinojo, kad reikia daug dirbti, kad yra sudėtinga. Ir nėra, taip visiems pamato, kaip gražu, ir galvoja, kad viskas taip labai paprasta ir daugiau nėra kitų pusių jokių, kad ką reikia padaryti, kad būtų gražu. Ką reikia padaryti, koks tai turi būti indėlis. Ir reikia turėti žmonės, reikia turėti juos atsidavusius. Mes todėl buvom įvedę antrąjį sąstatą, antrą komandą. Ir mokiniai moksleiviai buvo ten pajungti. Ir mergaitės reikėjo studentės prispausti, jos nenorėjo, jau suaugusios panelės, nori turėti savo laisvę, savo gyvenimą. O čia verčiam katedrą kaip studentė, kad tu privalai, kad reikia. Va, ir ta komanda laikėsi iki galo. Pasibaigus neįtikėtinai aktyviam šlovingam šokių etapui, Skaistutė kartu su vyru sumanė ieškoti kitos prasmingos veiklos. Taip, jų gyvenime atsirado savanorystė. Savanorystė yra su šokiais nesusieta. Visai jinai netyčia atėjo. Kai kažkiek tai metų jau nebedirbom, kažkada tai sūnus pasakė repliką tokią. Tai ką, ir taip jau nieko daugiau nenori daryti dabar, jokio entuziazmo niekam. Tiek yra visokių savanorysčių, viso kito. Man taip keista, aš galvoju, atsivėriau kompą. Ir kaip tik ten buvo Maisto banko savanorystė reklamuojama. Bent jau aš ant jos pataikiau. Galvoju, kitur aš negaliu, daleiskim, kūdikių namuose, arba man labai patiktų su vaikais dirbti, bet jau amžius, visa kita, ir aš kai baigus akušeriją, tai man labai pažįstamas tas dalykas yra. Ne viską gali daryti, bet aš labai nesidomėjau, ką dar galėčiau daryti. Ir nuėjome į tą Maisto banką. Man nepasakosiu aš dabar tuos kelius, kaip mes neiškart norėjo paimti. Todėl, kad pasakė, kad užtenka jiems. Toliau pasakė, paklausė, kiek metų. Paskui, kad nustebo, kad tokio amžiaus žmonių jie irgi nebeima. Aš pasakiau, aš geriau atrodau negu man metų jiems tada. Tai sako, ateikit. Nuėjom su Romu, sako, tai jūs tie Idzelevičiai. Ir viskas, mes taip ir patekome į tą Maisto banką. Ką mes ten darom? Dabar mes pjausom daržovės. Dažniausiai mums duoda papriką. Mes jau tapom tradiciniai paprikos pjaustytojai, o iš daržovių, kurias supjausto arba kiti, tai verda sriubas, troškinius tiem žmonėm, kurie ateina, kurie turi galimybę iš socialinio gauti, eiti maitintis, reiškia, neturi sąlygų, galimybių. Tai va. Žuvėdros vardas iki šiol yra žinomas sportinių šokių pasaulyje. Tik dabar šį vardą neša šokėjai šokantys porose. Suburti iš naujo ansamblį ir pakartoti šlovingosius Žuvėdros laikus, dėja, iki šiol niekas nesiryžo. Reikia entuziasto, kuris imtų, o man tas entuziazmas rinkti ir pačiai neužauginus, aš negaliu, man nekyla rankos ir jau viskas. Praėjo laikas, buvo labai skaudu, pirmaisiais metais, kai nebuvo katedros, ansamblio, labai sunkiai išgyvenau, labai.
Bet praėjo keli metai, vis mažėjo tas skausmas, o toliau ir liko. Ir liko taip, kad gyveni ir nebegrįžti atgal, nebegalvoji.